Labas vakaras. Eteryje nuomonių laida Paskutinė instancija. O kadangi mes vėl Vytauto Pelakausko laboratorijoje, vadinasi, paskutinė instancija privers jūs ir vėl 3 kart pagalvoti apie tai, ką kemšate į burną. Atliksime paprastą eksperimentą. Aš pjaunu juodos duonos, iškeptos taip, kaip ją kepdavo jūsų senelės ir prosenelės. Duona kepta prieš savaitę, vadinasi, jinai šiek tiek padžiūvusi. Aš ją pasversiu. 65 gramai. Dabar aš paimsiu riekę duonos, kuri aprašyta lygiai taip pat, kaip sakydavo močiutės. Na ką, miltai, vanduo ir šiluma. Ir pasversiu lygiai tokio pat dydžio riekelę. 17 gramų. Šį vakarą aš ketinu jums paaiškinti, kas iš tiesų yra tai, ant ko parašyta duona. Nuo sveiko maisto. Mes kuo toliau einam to į baisesnį, nesveiką, užnuodytą maistą, kadangi visur žemės ūkiai yra gigantomanija, gigantiškos fermos, gigantiškos parduotuvės, gigantiška gamyba, už tai reikalinga, kur yra gigantomanija, visur neišvengiam yra chemija. Visose grandyse chemija. Chemija visose grandyse. Čia sąrašas priedų, kuriuos naudoja duonos augintojai ir gamintojai. Dalį jų, beje, labiausiai paplitusių, pavyzdžiui, fermentus, kurie išpučia duoną iki begalybės arba citrinos rūgštį, pagamina genetiškai modifikuoti organizmai. Kita dalis – egzotinių augalų išspaudos, dervos, sintetinti riebalai, kurie beje naudojami ir biodegalų gamyboje. Įdedama taguaro į dervą, kuri sukelia pykinimą, vėmimą, ten didina cholesterolio kiekį. L-cisteinas įdedamas, kuris vėlgi kažką tai ten daro, genetiškai modifikuotas yra, ko mes iš viso pasiekmių savo nežinom. Po to įdeda kokį nors ten dar velnę, sacharozės gliceridą kokį nors ten, tirštiklį, stabilizatorių, dar kažkokį tai. Ir mes prisėdam, ta prasme, tai ką mes tada, jūs teigiat, kad čia normalu va šitai valgyti? Juokingiausia, Rūta, kad aš vėl aiškini, jūsų nemoku apie televizijos virtuvę. Ir nekomentuoju, kaip reikia operatoriui nufilmuoti, kokiu rakursu ir kaip sumontuoti ir kaip tą transliuoti, jūs turbūt patys tą žino. Tai kiekvienas darbas reikalauja tam tikrų kompetencijų. Bet tai kam man jo reikia? Man reikia duonos. Ta sprendė maisto technologijos. Man reikia šito viso Mendelejevo laisvės. Kad užtikrinti tam tikras vartojamasias duonos savybės. Tai va, bet tai jūs nesakot, kad žmonės būtų sveikesni, jūs sakot, kad vartojamasias savybės padidintų. Bet tame nėra blogo. Ar tikrai? Danas Tvarijonavičius sako, kad apie duonos priedus jis žino viską. Jis tai tas pats žmogus, kuris prieš mūsų filmavimo kamerą kartą valgė trąšas, kai mes paskelbėme, mano galva, šiurpią žinią apie tai, kad Lietuvoje žemdirbiai masiškai prieš nuimdami derlių purškė javus baisią chemiją, tik tam, kad grūdų nereikėtų džiovinti. Ta chemija paveikti, mokslininkų laboratorijose gimsta apsigimę padarai, gyvos ląstelės žuva, o jie purškia. 2009 metais kai buvo bambagyslės, embrionų ir placentos ląstelės apdorotos Roundup tirpalu, tai 100 000 kartų praskista. Paprastas Roundupas, tai žuvo per 24 valandas. Ląstelė, gyva. Taip. Bet jau žmogaus ląstelė. Čia jau žmogaus. Čia jų tas tyrimas buvo su žmogaus ląstelėm. Dar pasakykit, kad glifosatas yra gerai. Jūs kaip žmogus naudojat vaistą, augalai taip pat naudoja vaistus. Glifosatas? Vaistas? Jums taip pat... Jisai nupurškiamas tam, kad vienu metu kartu nudžiūtų viskas. Mes jau diskutavom apie tai. Jums gydytojas, kai geriat vaistą, išrašot receptą. Jūs geriat pagal tą receptą. Čia ne vaistas. Čia augalų vaistas. Koks? Vaistas, kuris numarina. Stabdo fotosintezę ir visai numiršta. Tai yra augalų vaistas. Augalų vaistas, kuris numarina. Čia jau šis tas nauja. Tai iškyla klausimas, jeigu ant stalo stovi, sakysim, nuodų kibiras arba puodukas nuodų ir jums sako, štai išgersi šitą puoduką, iš karto numirsi. Bet sako, tu gali negerti, tu sako, įsidėk truputį, jeigu nori, bet ar tu dėtumės, nesidėtum, niekas nesidėtų. Bet šitoj vietoj yra įdėta. Bet ar įmanoma šiais laikais norėti kitaip? Pasirodo, kad įmanoma. Prie Zarasų Šlininkos vandens malūne žmonės duoną kepa neparduoti, o pamokyti bent jau vaikus, kad galima ir kitaip.
visada vaikai surinka, sako, oi, koks pilvas su bamba, nu čia mažesni taip. Na ir tada aš jau jiem papasakoju, kodėl taip atsiranda. Todėl, kad jau dabar jau duona kilo, paskutinį kartą suminkyta rankomis, jau jinai kilo 7 valandas. 7 valandas. Tai va, o 2 kartus minkyta čia? Čia jau yra paskutinis, kaip ir 3 turbūt. 3, ne? Jo, čia jau dabar 3. Bet tai čia plikyta, ne? Čia yra plikyta ruginė duona. Visada visais laikais šeimininkės dalindavo tešlą į 4 dalis. Labai svarbu, duoną reikia paimti tešlos per vieną kartą, tiek koks bus duonos kepalėlis. Va, aš palikau dabar dar antram. Jūs nekildinsit daugiau jos? Ne, viskas dabar yra. Va dabar apie tą plutą. Kad reikia labai lygiai tą duonos kepalėlį išlyginti. Ogi reikia sulyginti todėl, kad duonos paviršius būtų labai lygus. Kadangi įdėjus duoną į krosnį, ten yra 300 laipsnių temperatūra ir šita lygi pluta, jinai krosnyje storėja. Jinai tiesiog storėja ir jinai tokia būdama jau stora, jinai neįsileidžia į duonos vidurį aukštos temperatūros. Duonos vidurys siekia tik tai 90 laipsnių. Tai vad būtent todėl apie duoną yra sakoma, kad duona yra ne tik tai maistas, o yra ir vaistas. Nes ypač rugys labai turi daug įdomųjų savybių, ypač jame yra labai reikalingų ten ir mikroelementų. Ta sako ir profesorė Kaune. Ji teigia pati nustebusi, kad jos kolegė mikrobiologė rado duonoje gyvų pieno bakterijų. Būtent jos, pieno bakterijos, sudaro ruginio raugo pagrindą. Taigi, raitojamės rankoves? Visai netrukus mus pamokys, kaip namuose savo orkaitėje iškepti duonos, kuri šeimai būtų ne tik maistas, bet ir vaistas. Mūsų duona nepelyja ir laikosi puikiausiai 3 mėnesius. Tai yra ruginiai miltai, šiltas vanduo ir viskas ir šiluma. Kepam ten jau jie patys darosi. Duosim. Pagal maisto technologijas sviestas tiek laiko nesilaiko. Tai yra ne maisto technologijos, yra standartas. Jūs, ponia, jūs nelaukit kaip šotinai pasikalvojus. Jeigu jūs yra standartai... Ką jūs pasakėt? Yra standartai. Kaip jūs pasakėt? Ne, yra standartai. Apie kokį šunį šnekėjot? Ne, ko jūs čia loja ant manęs dabar, nu? O kas čia loja? Palaukit, ponė. Jūs esat nubaustas už tai, kad melavot žmonėm, kurie pirko, kurie mokėjo savo pinigėlius. Jūs norit, jūs toliau diskutuoti ar nenorit? Tai aš, jeigu nenorit diskutuoti... Būtų mano vyras duotų jums su... Gal galim, tikrai. Gautų, ne? Nu, tak aš jau. Pakartojam tai, nuo ko pradėjom. Ką daryti, kad šita paprastai pagal močiučių receptą iškepta duona virstų tokiu pūkiniu kąsneliu, nors ant pokelio parašytos lyg ir tos pačios sudedamosios dalis. Kauno technologijos universitete profesorė Gražina Jodeikienė įsileidžia mus į savo laboratoriją, iš kurios jį mėgina grąžinti į duonos receptą sąžinę – ruginį raugą. Įmaišyta tešla mūsų, kvietinė su 10% raugiuko. 10% čia yra? Natūralaus raugo? Natūralaus raugo ruginio. Taip. Ir ką dar dėjot? Miltų? Ir aišku, mėlių. Ir... Dar mėlių dėjot, taip? Dar mėlių papildomai dėjom. O ko dar? Vanduo? Cukraus labai nedaug. Kiek yra nedaug cukraus? 1%. Išgirdusi žodį mielės, Šlyninkose sukrunta Regina Vieselienė. Ne, mėlių duonai nereikia. Ji savo raugą prieš 2 metus pasigamino iš ruginių miltų, vandens, šilumos ir kantrybės. Pasakoja, kad užmaišiusi ir pastačiusi šiltai ant pečiaus ėmė laukti. Iš pradžių prarūgo neskaniai, bet mama liepė lauk. Laukė ir tik apie 9 dieną nuo krosnies pakvipo duona. Nuo tada Regina kaskart palieka kubilo dugne rutuliuką tešlos, kurios užtenka 8 kepalams duonos išrauginti. Čia jums liepia tos tešlos net paragauti. Visus kviečiu paragauti likusios tešlos iš duonkubilio. Labai yra svarbu, žinokit, jaunoms merginoms, jaunoms moterims. Nes nuo jos tik sveikata ir grožis. O dievulėlio, kad tik per gerai nebūtų. Na bet grįžkime prie mokslo. Profesorė, sakėte cukrus.
Ne žmogui, kad saldžiau būtų, o kad šitągi mikroorganizmą. Nes mes išsityrėm duonelį, mes dabar apie cukrų kaip tik darėm laidą ir mes nunešėm elementarios duonos ištyrimui. Ir mes radom 10% juodoj duonai. Taip, yra labai dedama daug cukraus, nes vartotojas mėgsta. Nes sako, mums, jeigu pagamina mažiau cukraus, neperka. Neperka. Priklausomi. Priklauso labai daug nuo cukraus. Tas saldžios duonos blogumas susijęs su vienu labai paprastu žodžiu – akrilamidas, vėžį sukelianti medžiaga, kurios ypač daug randama saldžiuose kepiniuose, tiksliau jų plutelėje. Yra temperatūros poveikis susidarantis ir, žinoma, mūsų tokios duonos saldžios. Tai čia pluteliai? Čia gali pluteliai pačio yra pavojai. Iš principo, kuo saldžiau, tuo daugiau? Kuo saldžiau, tuo yra tokių. Ir riebalo, kai įdedi, irgi panašiai darosi. Na, riebalų į tą rūginę jau tai nededama iš viso. Bet jeigu kepiniai? Bet jeigu kepiniai, padidintas riebalų, tai jau atrinkimas, kokie būtų termostabilus riebalai. O kokie? Dabar geriausiai galbūt ir sviesto tiesiog. Sviesto? Taip, tokios gyvūninės kilmės. Ta supras šeimininkės, kurios pačios namuose kepa duoną su gausybė sėklų, kad būtų skaniau ir sveikiau. Profesoriai įspėja, viskas gerai išskyrus linų sėmenis. Linų sėmenų į duoną nedėkit, nes juose esantis riebalai aukštoje temperatūroje skyla ir virsta labai nuodingomis medžiagomis. Galima ne pasigerinti, o galbūt pasibloginti. Naujiena. Bet atkreipkite dėmesį, prie kokio keisto aparato mes tą naujieną sužinojome. Čia ekstruderis, vienas iš šiuolaikinės pramoninės duonos lengvumo kaltininkų. Čia yra paduodama visa žaliava grūdinė. Taip. Yra vandens dozuojama ir ekstruderis, tai yra, kur visi gamina pusti produktai. Supratote? Ne? Pakartosit, profesorė? Išsipučia, kaip kukurūzai ir ryžiai, bet kviečiai, yra mažiau pučiasi. Po to jau vanduo ir kokio jūs norit tirštumo, skystas tirštas ir dadedamas yra fermentai, apcukrinamas fermentų mišiniu. Čia jau prasideda GMO – genetiškai modifikuoti produktai duonoje. Šiuolaikinėje duonos pramonėje net mieles kai kas naudoja genetiškai modifikuotas, o štai fermentus, kurie apcukrina žaliavą, jau gali pagaminti ir gausybę genetiškai modifikuotų bakterijų. Ta minėta amilazė – bacillus subtilus, ksilanazė ir lipazė – aspergillus oryzė ir dar ten visokius subtilus ir niger. Ar to reikia duonai ir jos valgytojui? Nereikia. Reginos kubiletai vyksta natūraliai, tik reikia miltus užplikius palaukti, kol jie atauš. Ir visą miltą jūs užplikinat? Ar Ne, trečdalį tik tai miltų, jo trečdalį miltų užplikom, o tada jau su kitais maišymais sudedam jau paskutinius tuos miltus. Labai gerą skonį duoda kminas ir tas miltas rūgio, jisai apsala. Labai stipriai apsala, jis pasidaro saldus. Ir panašiai tas saldumas po 3 valandų jis jau ir viskas jau. Ir tada dar netvėsta dar tas maišymas, tada mes sudedam raugą išleistą vandenyje ir vandens įpilam tiek, kiek jau reikia. Darom tada jau tikrai tokios tikrosios grietinės tokį tirštumą. Apibarstom miltais, kad neišeitų šilumą ir pastatome 12 valandų rauginti. 12 valandų. Po 12 valandų supilam likusius miltus. Jo, ir įdedame druskos. Ir viskas, ir valandą tada minkome, dirbame. Valandą ir netrumpiau. Sako, kaip kol per nugarą pradeda tikėti. Prakaitas, jo. Sako, kol sienas sušlampa. Tai vat. Baisu, ar ne? Ponas Vėselis taip sportuoja kasdien. Tačiau toks jo gyvenimo būdas, o norint duonos tik savoms reikmėms, kasdien vargti nereikės, nors rūgys rankų darbą mėgsta. Šaukštų maišyta duona mažiau duoniška. Aha, kur mes sustojom? Profesorė pasakojo apie fermentus, kurie dažnai būna genetiškai modifikuoti ir pilami, kai laukti nenorima. Kam to reikia? Tikrai ne duonos valgytojams. To reikia duonos pramoniai. Nes tai, apie ką pasakojo profesorė, apie tą pūstą grūdą, kurį po to apdoroja dažniausiai genetiškai modifikuotų bakterijų išskyromis, sutrumpina duonos gamybą kelis kartus. Dabar profesorė užsimena apie dar vieną dalyką. O kas ten pagerinančios medžiagos? Gali būti sojos miltai nenuriebinti maišyti, kurie savo atlieka funkcijas. Gali būti
emulsiklių, o daugiausiai fermentų tikimasi. O kas tie emulsikliai? Tai yra kaip paviršiaus aktyvios medžiagos, kurios kaip turi labai gerina struktūrinės savybės, kurios leidžia jau... O čia irgi natūralios jau tie? Visokių būna? Jau, čia yra jau savo specifika. Kam lietuviškai duonai indiška pupelė? Jisai tirštiklis. Jisai šiek tiek duonas jausmas bus, jinai bus truputį šlapesnė, jinai bus trupučiuko jums skanesnė. Joje liks daugiau drėgmės, kadangi sutraukia drėgmę. Tai nėra stiprus tirštiklis. Nei krakmolas, nei glitimas nėra stiprus tirštiklis. Ir jeigu nori, kad duona būtų šlapesnė, kai kurie vartotojai mėgsta, aš pavyzdžiui mėgstu tokią šlapesnę duoną. Tai užplikyk daugiau miltų, didesnę dalį ir gausis. Čia maisto technologų klausimas. Aš jo nemokau, kaip kepti duoną, jis pats žino. Sojos miltai lietuviškai duonai. Šia tau, kad nori. Soja, kaip ir kukurūzai, yra vienas iš tų produktų, greta kurių jau ypač dažnai tenka rašyti raideles GMO, genetiškai modifikuota. Į Lietuvą to gero daugiausia atkeliauja iš Lotynų Amerikos, kuri garsėja genetiškai modifikuotų herbicidui glifosatui atsparių veislių auginimu. Atsimenat, jūs tada valgėte salietrą. Ne salietrą, karbabidą, salietros nebūčiau valgęs. Karbabidą valgė, teisingai, šlapal. Tai šitągi, bet tai jūs glifosato neparagautume taip lengvai. Žinau, aš jau sakiau, labai yra daug bandymų nusinuodyti su Roundupu, nieko iš to nesigavo. Nepavyks žmogui nusinuodyti su Roundupu. Net ir iš gerų stiklinę. Tiesiog neskanus visai nenorėjau, atleiskit. Aišku. Tai va, bet vėl, tai šiuo atveju negalima, tai yra šizofreniškas požiūris. Vartojat vaistus, kai susirgat. Reiškia, tikit savo gydytojui, reiškia, tikite farmacijos įmonę, kurios tos vaistus pagamino. Tai tikite mokslu. O iš kitos pusės tas pats mokslas sako, kad... Kodėl tai yra tikėjimo objektas? Mokslas nėra tikėjimo objektas. Pasitikėjim. Pasitikit mokslu. Ne, mokslas turi teikti įrodymus, o ne tikėjimą. Žinoma. Ponas Tvarijonavičius teigia, kad nėra mokslinės literatūros, kuri įrodytų, jog Lietuvos ūkininkai rizikuoja mūsų visų sveikata, kai prieš javapjūtę masiškai purškia derlių glifosatų, Roundupu. Taip, tai yra patogus dalykas. Nupurškiama, patys ūkininkai žodžiai sako, derlius subręsta praktiškai vienu metu tada. Jau patogu yra nuimti. Piktžolės irgi, sakykime, nudžiūsta. Irgi jų žalių nelieka. Irgi yra žymiai patogiau. Džiovinti nereikia papildomai, jau sutaupama ant džiovyklų. Ponas verčia Argentinos profesoriaus Karasko tyrimų duomenys. Profesorius eksperimentavo švirkšdamas smarkiai atskiestą to Roundupo tirpalą varliagyvių ir viščiuko embrionams. Kas darėsi? Darėsi tas, kad buvo kaukolės, galvos pokyčiai, kaulų struktūra keitėsi. Prasčiausia žinia ta, kad profesoriaus Karasko duomenys atitiko žmonių sergamumo tyrimus. Argentinoje ir Urugvajoje pastebėta, kad tie gyventojai, kurie gyvena arti laukų, kuriuose auginama genetiškai modifikuota soja, kur yra purškiama, dažniausiai oro, sakykime, lėktuvais, Roundupu, labai padidėjo apsigimimų skaičius. Ir apsigimimų, sakykime, pagrindė susijusių su galva, kaip pavyzdys. Tai, pavyzdžiui, smegenis gali išaugti ne galvoje, o išorėje. Tačiau teisus šiame ginče ponas Tvarijonavičius, kuris sako, kad įrodymų, jog tas Roundupas kenkia, nesą. Europos maisto saugos tarnybai profesoriaus Karaskos tyrimai netinka, nes atlikti ne pagal tos tarnybos metodiką. Kol ponai ginčiasi, laimi maisto pramonė, kuriai reikia greičiau, daugiau ir pigiau. Dar pasibarkime, o po to grįšime pas Reginą kepti tikros duonelės. Mūsų krašte daugiausiai duona yra daroma ant klevo lapų kepama ir ant ajerų lapų. Kadangi ajerai yra labai nykstantis augalas ir žiemą džiovinant jisai susisuka labai virvutėmis, o mes tos duonos prikepti kiekvieną dieną su mūsų lankytojais, edukacinės programos dalyviais turim labai daug ir mes lygiai taip pat jiems padedam ant stalo po kelis lapukus, padarom kaip lygiai ir jie puikiausiai ant to ir... Iš tiesų, kai Regina sako, kad duonos išsikepti paprasčiau nei kotletų, ji šiek tiek gudrauja. Jos vyras štai vedasi mus į malūną, kuriame tai duonai jie prisimala miltų. Labai skanių. Pirmo malimo razavų, dar su sėlenomis ir baltų. Kvietinių ir ruginių. Iš tų razavų kepa smetoniškus blinus. Kodėl patys mala ir kodėl tik iš ekologinių ūkių ir tai ne iš bet kokių, o todėl, kad ta chemija lieka ant grūdo luobelės, kurios kuo daugiau miltuose, tuo jis sveikesnė, bet jei su chemija. Visiems herbicidams
Pesticidam visom augalų apsaugos priemonėm galioja tos pačios receptūros, kaip ir vaistam, kaip ir medikamentam. Jums gydytojas išrašė receptą, jūs gydytojų tiki. Ūkininkų receptą išrašė agronomas rėmėsi rekomendacijomis, agronomas rėmėsi mokslu. Kai ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje dėl to tiek pykčių, tai galima pasidaryti ypač įtariam. Išvada yra tokia, kad maistas šiandien jau yra, tarkim, galima būtų taip pasakyti, reikėtų pasakyti, jeigu ant parduotuvės užrašyti, maisto brūkšnelis nuodų parduotuvė. Tai yra tiesa, tai yra ir maistas, ir nuodas vienam daikte. Praktiškai, arba kitaip sakant, mes valgome užnuodytą maistą visuotinai. Ir visuotinai mes esam nuodijami ir žmonės, pavyzdžiui, nesupranta, iš kur vaikams alergijos, kodėl beveik visi vaikai alergiški, kodėl ten mums nepraeina slogos, reiškia, nesvalosi organizmas nuo tų, reiškia, kodėl mums pastoviai pjauna vėžys visuotinai ir visos kitos lygos. Tai aš manau, viena iš pagrindinių priežasčių yra maistas. Kaip sykis mes ir stovime prie parduotuvės, o ponia mums pasirengusi papasakoti istoriją apie tai, ar apskritai galima tikėti tuo, kas parašyta mažomis raidelėmis ant maisto produktų etikečių. Taigi, jūsų dėmesio istorija apie šitą poną kepėją, kuris važinėja prabangiu džipu ir žada sumušti mano vyrą. Kaip jūs pasakė? Ne, yra... Palaukit, apie kokį šunį išnekėjot? Ne, ko jin čia loja ant manęs dabar, nu? O kas čia loja? Palaukit, ponė. Jūs esat nubaustas už tai, kad melavot žmonėm, kurie pirko, kurie mokėjo savo pinigėlius. Jūs norit, jūs toliau diskutuoti ar nenorit? Tai aš, jeigu nenorit diskutuoti... Būtų mano vyras duotų jums sundės. Gautų, ne? Nu, tai kas čia yra. Žinau. Nu, tai kas pirmas praeis. Kas dar galit padaryti? Ir kurį pagavo sukčiaujant, tai yra į savo kepinius dedant ne sviestą, o patį pigiausią iš visokių ir sintetintų riebalų pagamintą margariną. Susitikau ten pažįstamą ir dirbančią sparnuose. Ir man pasakė, kad išėjo kalba apie šakočius, kad perku labai skanų šakotį, kur yra sviestas, nes vartotojai mes, sakykime, renkamės geriausius ingredientus. Ir sako tas darbuotojas, kad čia didelė apgaulė. Tai ten yra grynas melas. Grynas melas, taip. Grynas melas. Šitas sviestas, o yra pigus margarinas su margarinas su visais tais blogaisiais žmogui organizmui priedais. Yra dedamas pats pigiausias, vienas gal pigiausias, negaliu vardinti, kad pigiausias margarinas. Bet jau nesviestas? Ne, jokių būdų nesviestas. Jokių būdų nesviestas, tai yra margarinas, o paprasčiausiai vartotojai apgaudinėja, rašydami ant etiketės, kad tai yra sviestas. Jūs pati, kaip jūs paaiškinat, kaip taip gali būti? Tai vat, jeigu, aš manau taip, kad mes pasitikėti net tokiom tarnybom, kurios tikrina ir mes galim pasitikėti, kuo tikėti, nu tai kur yra patikrinimas, bet pasirodo negalim. Nes situacija visiškai nepasikeitė. Jie rašo, kad tai yra gaminių ženklinimo klaida. Aš klaidą įsivaizduoju, kad yra kablelis padėtas, raidė didžioji, mažoji. Čia yra melavimas. Taip, čia yra apgaulė. Prie Zarasų mes susiradome tuos sparnus, nuo kurių etikečių su maža mergyte apsikabinusią kraitelę kiaušinių mirga prekybos centrų lentynos. Šiandien nusipirkom šitą grąžinti, dėja atnešėm. Na žiūrėkit, čia parašėt, kad čia yra kiaušiniai, kvietiniai miltai, cukrus, sviestas, pienas. Taip, gaminame su sviestu. Gaminat? Taip. Tai šitame yra sviestas, ne? Taip, taip. O su margarinu? Yra ir su margarinu. O jūs galėtumėt parodyti dokumentus, kiek jūs... Ko daro? Tikrai nerodysiu, yra savininkė, aš negaliu, yra savininkė. Bet jūs atsakinga esate už gamybą? Yra savininkė. Įrodyti negalima ne tik iš baimės, bet ir todėl, kad tada paaiškėtų visas sumanymas. Čia kepa šakočius, ant kurių etikečių lygiai tokia pat sudėtis, kaip ir ant dvigubai brangesnių. Miltai, kiaušiniai, sviestas. Tačiau sviesto čia perka ypač mažai, lyg dėl akių. Turėjo jie atsivežę ir sviesto, bet sviesto buvo labai nedidelis kiekis ir turėjo margarino. Keista, kad su sviestu, kas yra, mes jau kai rengėm temą, tai pasidomėm, negali būti sviesto galiojimas iki Velykų. Sviestas yra sviestas. Taigi sviesto dėl vaizdo, o kepa iš margarino, kurio pagrindą sudaro riebalai, kurių pavadinimas skamba taip pat kaip ir to riebalo, kurio deda į biodegalus. Tikrai netrukdykit dirbti.
Tik tai jūs rašykite. Yra 2 receptai, yra gaminamas su sviestu ir su margarinu. Bet apie tai nieko neparašyta. Yra receptūras, yra etiketės. Bet ponia, jūs dabar meluojat, įžuliai. O kodėl aš meluoju? Todėl, kad kainos jų vienodos ir jūsų koks skirtumas? Koks skirtai yra mūsų reikalas? Ką reiškia jūsų? Tai yra kaina margarino 3 litai 99. Darbą turi. Kainos vienodos, nors sviesto ir to margarino kaina skiriasi kartais. Kas tas labdarys? Štai jis lipa iš vieno prabangesnių džipų. Ne, palaukit, ponia. Pirma informacija nuo krosnės. Mes geriam margariną, ten dedam ir sviestą dedam, būna arba pakaitalas sviestą gali būti. O koks yra pakaitalas? Nežinau už pavadinimą. Yra sviesto mišinys. Yra, kur šitą riebumą mažesnis procentas. Tuo jis skiriasi. Na, o dabar jūs, ponia. Jūsų vadovė net nežino, kokį jūs gavote baudą, kokio didimo. Kaip gali būti. Tai gal čia veterinarinė tik tai išplatino į viešą erdvę? Gal nedavė jums to baudos? Davė. Davė? O kokį ir vadovė didumo? nežino kokią. Beveik 350, atrodo, kiek? Lito, ne? Ir į padidintos rizikos ten tą įmonių. Padidintos rizikos įmonės sąrašą. Ne, tai čia jie taip rašo. Padidintos rizikos įmonių sąrašai. Nemanau, kodėl. O klausykit, o kodėl jūs vieną dalyką rašo? Tai parašykit žmonėm, kad margarinas pigų pirks. O kam kodėl jūs nerašot, kad margarinas? Mes kepame 2 receptūras ir su sviestu ir su margarinu. Bet tai kaina yra ta pati? Ta pati. Ir galiojimo laikas tas pats? Taip. O ir skonis tas pats? Ką tai keičia galiojimo? Einam paragausim. Vienai skiriasi skonis jų? Kaip prieš šiandien taip darom. O kodėl jūs taip darot? Kas čia blogo daug? Ne, tai blogo nieko. Ne, tai jūs meluoja, dabar jūs, ponia, meluoja. Įšūliai meluoja. Aš nemeluoju. O kaip tai? Taigi va, žiūrėkit, popieriai. Kas popieriai? Besikalbant paaiškėja, kad neaiškumas yra ne tik to bankūcheno viduje. Neaišku ir kiek jis galioja. Kokio senumo šitas yra, jeigu jis galioja iki balandžio, o čia yra su sviestu? Beros 4 mėnesiai galioja. Tai va čia yra jau mes turim gruodį, o čia jisai jau galioja dar plus 4 mėnesius. Tai va čia yra iki 26, va, galim pasižiūrėti. Iki 12 metų balandžio, va. Balandžio 26. 26.04. Koks tai buvo? Irgi toks. Iki 6. Tai ko jūs norite? Tai tu jau sakė 120 dienų. 4 mėnesiai, Taip, o čia jau 5 mėnesiai galiojimo pagal šitą etiketę. Tai ką aš dabar? Dabar pats gėdingiausias mano galva epizodas. Aš sakau ponui, kad kadangi visiškai neaišku kada ir iš ko pagamintas šitas padaras, tai jis man turėtų grąžinti pinigus. Matau pagrindą, kodėl čia man grąžinti reikia. Todėl, kad melaginga yra etiketė. Nežinau, jums taip pat. Pagal jūsų informaciją yra melaginga etiketė. Nes jūs sakėt, kad jūs dabar nekepat su sviestu. Kaip jūs įsivaizduojat melagingą informaciją, jeigu mes kepam ir tokius šakočius? Kaip jūs įsivaizduojat? Aš užlūkysiu. Matote, šeimininkas liepė savo tikriausiai už labai nedidelį atlyginimą dirbančiai poniai pinigus grąžinti iš savo plonutės piniginės. Full. Kiek baudos sumokėti? Taip. 350 litų. Jis 3 šakočius parduos ir sumokės tos 350 litų baudą. Ar, ta prasme, nėra poveikio priemonės tokios? Čia poveikio priemonė yra tik tai pirmą kartą, dabar pagal naujus tuos poveikio priemonės teisės aktų taikymus. Žinokit, sakau, bus griežčiau kontroliuojama įmonė ir tikrai jau bus nebe tokia ta bauda, jeigu įmonė. 350 litų. O tie meluojantys šakočiai mūsų žiniomis teberiokso prekybos centruose. Taip pat mūsų žiniomis UAB Spernai per 2 pastarosius mėnesius, kai buvo labai aktyvi prieš kalėdinę prekybą, iš savo tiekėjų pirko apie 2,5 tonos Nora margarino per savaitę. Tai yra 10 tonų per mėnesį. Ir dėl to, kad apgaudinėdami pirkėją viliojo šakočių su sviestu, o kišo margariną, mano skaičiavimais turėjo apie 60 000 litų naudos. Kokios jūs poveikio priemonės taikėte bendroviai Spernai? Taip, mes atlikom patikrinimą, nurodėm jiems tinkamai suženklinti. Labai apsimokantis nesąžiningo kepėjo ir mus nuo jo privalančios saugoti maisto ir veterinarijos tarnybos bendradarbiavimas toliau kvailinant valgytojus. Manote, kad su duona vyksta kaip nors kitaip?
Kodėl dietologai sako, nu venkit. Venkit, kur daug priedų, emulsiklių, va čia emulsikliai dar naudojami, kam jo reikia. Tai apie tai, kad lietuvių dieta nesveika, tai čia kita tema. Aš nesakau, kad jinai nesveika, bet nesveikiausi dalykai lietuvių dietoje yra tai, ką reikėtų akcentuoti. Riebalai, cukrus, druska. Taip. Tai yra 3 didžiausios blogybės, kurio yra per daug lietuvių dietoj. Populiariausiai duonai ištyrėm laboratorijai ir kiek mes radom 10% cukraus. 10% populiariausiai duonai. Jeigu jinai populiariausia, matyt, žmonės ją perka. Primenu, paskutinė instancija sertifikuotai maisto laboratorijai užsakė ištirti populiariausių duonų sudėtį. Ir buvo nustatyta, kad kilograme populiariausio kepinio 100 gramų cukraus, kuris anot profesorės aukštoje temperatūroje sąveikaudamas su grūdų baltymais sudaro akrilamidą. Medžiaga ir čia jau pritarė net ponas Tvarijonavičius, kuris sukelia vėžį. Tuomet gal geriau jau kuo paprasčiau? Užplikome trečdalį miltų su tiek vandens, kad gautųsi grietinės tirštumo tešla. Palaukiame, kol atvės. Tada pilam vandenyje išleistą raugą, kminus, apibarstom miltais ir rauginam, kol pakilusi vėl nukrenta. Tada pilam likusius miltus ir minkom. O jau tada iki indo dugno kumščiu darom duobę ir laukiam, kol tešla tiek pakils, kol to dugno nebesimatys. Tada kaičiam orkaitę. Duono orkaitė netepa, tai reikia duoti iš karto maksimaliai galim ir paskui po truputėlį mažinti. Mažinti, ne? Jo, mažėja, kai nukriname sumažinti iki 180, duona bus iškepas. Tada susiformuoja pluta. Jeigu ten užkelia 200 laipsnių, jinai kepa, pluta nesusiformuoja, bet jinai perkepa, ji neturi sveikatos. Ta pluta rimtas dalykas. Dėl jos Regina mus privertė gerokai paplušėti ir vis vien jos kepalėlis iš visų sutrūko mažiausiai. Kai duona įkepa, jinai yra nekaršta. Ne? Ne. Jinai yra nekaršta ir ją galima jau ir... Į rankas? Taip. Jeigu jinai neiškepusi, jos į rankas nepaims. Senovėje tai apiplaudavo vandeniukų ir patepdavo lašiniais. Jo, kad blizgėtų, bet jis labai laiko kvapą, ten duonytės labai. Taigi, raitojamės rankoves? Atsisakyti tokio baisaus chemijos naudojimo ir žemės nuodijimo ir žmonių nuodijimo galima tik tai einant atvirkštiniu keliu, tai yra mažinant ūkius, reiškia mažinant parduotuves. Ir tiesiog artinant tą maistą prie žmogaus, kad, sakysim, nebent kodėl lietuviai augindami maistą... Ką reiškia artinant prie žmogaus? Nu, tai reiškia, kad neturėtų, sakysim, tie sklindantis gandai, kad geresnis maistas šiandien netgi būna, kad išvežamas kažkur ir blogesnis maistas atvežamas į Lietuvą. Taip. Kaimuose, pavyzdžiui, kaimo mokykloje, pavyzdžiui, sakysim, maitinami vaikai daniška ir olandiška mėsa. Aš turiu tokių faktų, kur žmonės dirba ir sako, mes gaunam tik danišką ir olandišką mėsą. O kur, pavyzdžiui, kokia nors lietuviška mėsa? Jos nėra, tai artinant apie žmogų, tai kodėl iš Olandijos ir Danijos reikia vežti kažkur į Dzūkiją, reiškia mėsą, kai tuo tarpu galėtų tą mėsą galbūt nusipirkti iš esamo čia šalia ūkininko, jeigu kažkam rūpėtų sveikata ir taip toliau. Tai aš ir kalbu apie tą artinimą, kad žmonės, jeigu jie nori išleisti 1000 litų savo sveikatai vaistam ir toliau jais nuodytis, tai jie gali nieko nedaryti. Bet iš tikrųjų tai mūsų žmonės turi užmegzti ryšius su ūkininkais ir tiesiog bendrauti, bendradarbiauti ir steigti netgi ūkininkų parduotuvėlės ir būtent kuo daugiau tokio maisto, kuris užauginamas kuo švariomis sąlygomis, naudo tokį maistą. Tai reikštų pertinimą, kad, sakysim, jeigu... Maistą reikia medžioti. Kol kas jį reikia medžioti ir be medžiodamas gali apsigauti, kadangi gali būti parašyta ekologiška duona, bet kas ten žino, iš kokių tų grūdų iškepia. Atsimenate tokį Šreką, žalią žmogėdrą, kuriam jo geriausias draugas Asilas sakė, nevalgyk bet ko, ką valgai, tas ir esi. Todėl valgyti žmonės reikia atsakingai. Tiek šį vakar apie duoną. Lygiai po savaitės paskutinė instancija ketina susprogdinti bombą, žinoma, informacinę Kauno žudynių byloje. Prisiriškite prie fotelių, mes kylam. Mūsų laidą galite peržiūrėti TV3 tinklalapyje paspaudę nuorodą
TV Play. O nuo kitos savaitės dar daugiau nei laidose pasakyta mūsų komandos naujame tinklalapyje www.instancija.lt. Iki kito susitikimo ir likite su TV3.